Mokslininkų mirtis. Poppy Playtime nebuvo atsitiktinumas. Viskas buvo suplanuota nuo pradžių. Kiekvienas baisus mokslininkų poelgis pamažu rašė jų mirties scenarijų. Taigi pažiūrėkime, kaip baigėsi kiekvieno Poppy Playtime mokslininko likimas. Kad viskas būtų aiškiau, pirmiausia, atmeskime populiariausią idėją. Visi jie tapo beprotiškų monstrų aukomis. Dauguma sutinka, kad eksperimentų išpuolis kilo, nes jie tapo nebekontroliuojami ir veikė instinktyviai. Bet baikit, vaikinai, prisiminkime, kad jie nėra tik paprastos pabaisos. Iš tikrųjų, jie yra žmogiškos sąmonės. Eksperimentai gali jausti, mąstyti ir prisiminti. Ir taip, kaip jie jautė meilę kai kuriems žmonėms, taip pat jautė daug neapykantos ir pagiežos kitiems. Bet jie taip pat nėra kvaili draugai. Eksperimentai taip pat gali prisiminti vardus ir veiksmus, kuriuos su jais atliko kiekvienas mokslininkas. Jei Playtime Company būtų apie tai pagalvojusi, ar jie būtų išplovę smegenis ar hipnotizavę, kad viską pamirštų? Turėdamas tai omenyje, noriu paklausti, ar vis dar manote, kad tai buvo tik paprastas incidentas, ar vis dėlto visa tai buvo suplanuota ir už visko slypėjo pagrindinis protas? Prototipas. Nusiraminkite, beprotybė tik prasideda. Po ilgo tyrimo prototipas suprato, kad laisvę pasieks tik suvienijęs jėgas su kitais eksperimentais. Su visa informacija, kurią jis buvo sužinojęs apie Playtime Co., jis daugiau ar mažiau žinojo, ką turi padaryti, kad išsilaisvintų nuo visų mokslininkų. Per vieną pabėgimą jis priėmė sprendimą. Galimybė bendrauti ir įtikinti kitus eksperimentus siekti teisingumo ir laisvės, net jei tai būtų pačiu blogiausiu būdu. Jis pasiūlė eksperimentams perimti kontrolę, kad jie liautųsi kentėję nuo mokslininkų. Čia taip pat įvyko garsioji Teodoro mirtis, berniuko esančio catnap kūne. Tai buvo didelio plano dalis. Šį planą galima suprasti, jei išanalizuosime kiekvieną mokslininkų mirtį. Pradėkime nuo Prestono mirties jam gyvam esant. Jis nebuvo nei pagrindinis piktadarys, nei tas, kuris davė galutinius įsakymus. Tačiau dėl akivaizdžių priežasčių jis taip pat nebuvo toks nekaltas. Jis buvo personalo dalis ir dalyvavo visuose šiuose siaubuose. Skirtumas tas, kad kai kada jis rodė empatiją. Su eksperimentais kalbėjo, tarsi jie būtų našlaičiai ir jiems jautė gailestį. Jis nebuvo tipiškas blogiukas, laikius juos tik preke. Jei prisiminsime jo istoriją, jis buvo gana sutrikęs, pradėjęs dirbti Playtime Company. Nesuprantu, kodėl mane biologą priėmė į šią įmonę. Ir kai jis sužinojo tikruosius fabriko ketinimus, padarė viską, kas buvo jo galioje, kad atskleistų visą tiesą. Jis net vengdavo pasisveikinti su našlaičiais, nes jau žinojo, kas jų laukia. Ir tikriausiai būtent tai jį ir pasmerkė. Nors jis viską žinojo, niekada neturėjo pakankamai drąsos sustabdyti visų šių piknaudžiavimų. Tačiau tiesa ta, kad jam pritrūko drąsos apie tai pranešti. Ir jis laukė iki paskutinės akimirkos. Bet labai svarbu, kaip jį vertina prototipas. Jis jo neišskardžia ir nesutraiško nuo pat pradžių. Iš tikrųjų atrodo, kad prototipui jis visai patiko, kad netgi nusprendė jam skirti vieną iš blogiausių bausmių. Eksperimentuoti su juo ir paversti jį krūvą eksperto gabalėlių. Taigi, jo pabaiga nėra greita mirtis. Prototipas jį pakeitė ir privertė patirti žiaurumą, kuriame jis dalyvavo. Nors jis turėjo viską, kad visiškai sunaikintų Playtime Co., jis buvo priverstas savo kailiu patirti Playtime Company siaubus. Didžiausia jo bausmė nebuvo mirtis, o tai, kad jis niekada negalėjo pabėgti nuo to, ką pats leido.
Panelė Grace Green, žiauriausia pasaulyje smegenų plovimo specialistė Grace, nesitepdavo rankų su mašinomis. Ji buvo atsakinga už našlaičių paruošimą. Ji rodydavo jiems vaizdo įrašus, kad išplautų jų smegenis ir įtikintų juos priimti naują tapatybę, kaip žaislų. Pati žiauriausia dalis buvo ta, kad kai kas nors priešindavosi, būdavo būtent ji, kuri liepdavo juos išsiųsti į blogų žaislų dėžę, kur jie galiausiai būdavo sumalami. Kai atėjo džiaugsmo valanda, ji bandė pasislėpti, bet ją surado ir sulaikė besišypsančios būtybės ir Baba Chopsas. Baba buvo vienas. Mes tavęs nesužeisime, ponė Gracie. Mes turime tau kažką labai ypatingo. Bet jie jos nenužudė, nes mirtis buvo per daug paprasta tokiai žiauriai kaip ji. Prototipas nusprendė paversti ją gyvų bandymų objektu ir pavertė ją Lily, pritaikydamas jai tą patį smegenų plovimą, kurį ji taikė kitiems. Jos kančia buvo žiauri. Ji ištvėrė 122 kondicionavimo dienas, daug daugiau nei bet kas kitas, ir buvo ta, kuri ilgiausiai atsilaikė, kol galiausiai palūžo. Ji prarado sveiką protą, išsivystė susiskaldžiusią tapatybę ir apsėdimas buvusių kūnų. Ji buvo psichologiškai kankinama prototipo, o galiausiai tiesiog mirė nuo plėjerio rankos. Tomasas Clarkas, atsižvelgiant į tai, kad Tomasas sąmoningai dalyvavo visuose Playtime Company projektuose, žinoma nusipelnė visų našlaičiais atliktų eksperimentų neapykantos. Nuo tada, kai jis nusprendė tapti eksperimentu, pats pasirašė savo nuosprendį. Iš tikrųjų jis manė, kad kiti jį pasitiks stipriu ir šiltu apkabinimu. Broli, tu praktiškai sugriovė jiems gyvenimus. Jiems net nereikėjo planuoti jo mirties. Eksperimentai pasirūpino, kad jis sumokėtų už viską, ką jie patyrė. Būtent dėl šios priežasties, kai jis buvo paverstas Brown ir uždarytas kartu su kitais, jis galiausiai buvo visų suėstas ir sudraskytas. Prisiminkime, kad kiti žinojo, jog jis nebuvo našlaitis, o veikiau Playtime Company darbuotojas. Todėl jie atkeršijo pačiu siaubingiausiu ir žiauriausiu būdu. Nesuprantu, kas dėjosi mokslininkų galvose, kai jie nusprendė Brown patalpinti kartu su kitais našlaičiais. Bičiuli, tai labai kvaila. Na, Tomo mirtis buvo greita, bet labai žiauri. Jie privertė jį kentėti gyvam esant, kol jis mirė labai aiškiai matomų būdu. O kaip dėl šios istorijos raganos Jessicos Newman? Ji nebuvo tik dar vienas veidas dokumentuose. Ji prisiekinėjo esanti viena sąmoningiausių fabriko žmonių. Ji žinojo apie viską, kas vyko, bet vis tiek nusprendė dalyvauti projekte. Jessica užaugo Playcare, toje pačioje vietoje, kur vėliau dirbo mokslininkė. Ir taip pat buvo komandos, kuri kūrė ir perprogramavo gyvus eksperimentus Playtime Company viduje. Dalis. Ji buvo viena iš tų, kurios dalyvavo didžiųjų kūnų iniciatyvoje, padėdama paversti tikrus žmones gyvais žaislais. Taip pat kaip Katnepas ir net Tomas Clarkas. Ji kankino šios mažylius. Visi manytume, kad kažkas, kas išgyveno ir patyrė visus šiuos panašius dalykus, turėtų bent šiek tiek daugiau empatijos, tiesa? Tačiau Jessicos atveju taip nebuvo, draugai. Ji ir toliau elgėsi kaip beširdė ofabaisa, neturėjo nė lašelio empatijos. Net prototipas pripažįsta, kad ji su juo nebuvo maloni. Mes niekada nebuvome labai malonūs. Kas tu esi, daktare Newmanai? Bent jau taip pasielgė Prestonas. Ir žinoma, tai visada buvo atsižvelgiama visuose eksperimentuose. Dėl to Mami Longlegs bandė ją užpulti apklausos metu. Blogiausia, kad ji visada teisinosi ir kaltino kitus. Ji net bandė įtikinti prototipą, kad dėl visko kaltas tik Leifas Pieras. Jessica negavo tokios pačios bausmės kaip paprastas darbuotojas, ją akis į akį susidūręs ir sunaikino pats prototipas. Ne bet koks eksperimentas ją užbaigė.
Akivaizdu, kad Jessica buvo labai įsitraukusi į prototipo transformaciją dėl visos neapykantos, su kuria jis apie ją kalba. Kai prototipas nusprendė atkeršyti kai kuriems, taip yra ir kitų, kurie už veiksmus sumokėjo per savo draugus. Kaip nutiko su Harliu Sawyeriu? Svarbu paminėti jo mirtį, nes šis vyras buvo vienas žiauriausių. Netgi nuo vaikystės jis buvo atsakingas už daugelį eksperimentų, įskaitant catnapą, Yarnabį ir net DOE. Jis niekada nerodė užuojautos ir net kankino prototipą dėl informacijos. Jo mirtis nebuvo greita. Jį nubaudė jo paties kolegos ir sunaikino pats prototipas. Galima drąsiai teigti, kad jo bausmė buvo teisinga, nes jis buvo siaubingas žmogus. Nes, įstrigti kompiuteryje nėra labai malonu, ypač jei net nesupratai, kada tave ten perkelė. Ar ne tai draugai? Harley Sawyer buvo paverstas kompiuteriu prieš savo valią, nes jis net nesuprato, kada visa tai įvyko. Jis tiesiog pabudo ir jau buvo ten. Pagalvokime. Labai tikėtina, kad ateityje Harley Sawyer vėl mirs. Kadangi 5 skyriaus pabaigoje matėme, kad panašu jis padarė kažkokią savo atsarginę kopiją, tęsime su Bruno White ir 4 mokslininku. Šie du dirbo komandoje kartu su Harley Sawyer, dalijosi tomis pačiomis idėjomis. Bruno buvo labai protingas, beveik kaip Harley, bet liko antras. Jis vadovavo tokiems eksperimentams kaip Bonesaw Bunny, bet kai Sawyer tapo eksperimentu, Bruno užėmė jo vietą. Ir iš tikrųjų būtent jis pavertė Sawyer mašina, kas buvo vienas iš jo didžiausių pasiekimų. Dėl to jis susitraukė Dr. Sawyer neapykantą, o per džiaugsmo valandą žaislai jį žiauriai nužudė. Tuo tarpu vadinamasis mokslininkas numeris 4 vykdė šių dviejų įsakymus. Jis dalyvavo beveik visuose eksperimentuose, kuriuos sukūrė Dr. Sawyeris, taip pat Huggy Wuggy ir net pačiame prototipe, nes turėjo nemažai žinių apie jį. Jo mirtis įvyko džiaugsmo valandą ir tikriausiai jis buvo nužudytas paties Huggy Wuggy. Iš tiesų, džiaugsmo valanda pareikalavo daugiausiai mokslininkų gyvybių. Galbūt kiekvienas eksperimentas atkeršijo savo mokslininkams, kaip ir 3 mokslininko mirtis. Clarisės Carmine McCabe ir 1 bei 2 mokslininko mokslininkai. Tačiau yra tik vienas, kuris niekur nepasirodo, ir aš turiu omenyje Leifą Pierą. Leifą Pierą. Jis buvo pagrindinis Playtime Company vadovas, arogantiškas ir negailestingas eksperimentų sumanytojas. Jis buvo atsakingas už didelių kūnų projektą ir žinojo apie viską, kas vyko gamykloje. Jis turėjo tikrąją valdžią. Tačiau tai buvo keisčiausia. Leifo vardas neminimas žudynėse ar žmogžudystėse, jo kančios nematome. Kaip ir kiti mokslininkai, Leifas niekada nesusidurė akis į akį su jokiu eksperimentu, netgi su pačiu prototipu. Vietoj to, balsas girdimas senuose įrašuose, kuriuose jis įspėja apie gamyklos saugumą, tyčiojasi iš įsibrovėlių arba pateisina nepavykusius eksperimentus. Nuo pradžių jis buvo arogantiškas, agresyvus ir be empatijos. Darbuotojus ir eksperimentus vertino vienodai, tarsi jie nieko neverti. Ir jei prisiminsime, jis išgyveno pagrindinę gamyklos katastrofą – džiaugsmo valandą. Kiti tiesiog mirė arba juos užpuolė prototipas, tačiau niekada nematėme, kad jis susidurtų su savo veiksmų pasekmėmis. Tiesą sakant, nemanau, kad prototipas pamiršo jo egzistavimą, nes jis buvo pagrindinis kūrinys. Taigi, kiek mums žinoma, dabar mums visiškai aišku, kad prototipas nežudo bet kaip iš eilės, arba todėl, kad jis būtų alkanas. Jis vertina, prisimena ir veikia, kai nusprendžia, kad laikas. Jei Leifas Pieras negavo teismo, jo pasirodymas ateityje neįmanomas. Turime pamatyti, kaip jis sumoka už viską. Tai jie ir bando parodyti per vaizduojančių sistemą garso juostas ir iki šiol turėtus užrašus.
Tai nebuvo tiesiog nelaimės, kurias sukėlė nežinančios pabaisos. Tačiau dabar didžiausias klausimas yra, kas nutiks žaidėjui pabaigoje, jei žaidėjas taip pat buvo darbuotojas? Ar jis bus kitas? Kol kas to nežinome. Bet prieš mums išeinant, turiu jums nedidelę mintį pamastymui. Ar tai nėra kaip sukurti homunkulą, kuris galiausiai tave nužudo? Kas per velnias? Taigi, draugai, viskas šiai dienai. Parašykite komentaruose, ką manote ir pasimatysime kitą kartą.